Ir šiandien svečiuose esu pasikvietusi Romą Burkų, o tema mūsų Kažką tokia labai, labai įdomi. Tu paspaus got it, jeigu ten tau išmeta, ne? Gold. Got it, jo. Tai va, iš to, ką mes girdim, jau suprantam, kad Romas pirmą kartą laive, apskritai, ne tik kad pas mus laive, bet pirmą kartą apskritai atėjęs į laivą pokalbių ir toks truputėlį, žinai, ką tu čia klausi, apie ką čia bus, tai va, sakau, išeisim į laivą ir pamatysi, apie ką tai bus. Tai taip, kad ramiai, nes tiesiog mane labai sudomino tavo, sakykime, asmenybė, ar ne? Tuo, kad aš pamačiau Facebook'e tave, ten tokį, žinai, ruonį, kažkur reikia tiesę, ten besimaudantį, kaip supratau, tai yra dažnas reiškinys tavo gyvenime ir praktiškai jau tai yra viena iš tavo, bent jau pagal tą laivą, tą video įrašą pamačiau, kad tai yra viena iš tų praktikų, kurias tu darai kasdien. Ir tu sakai tada 11 tokių praktikų ryte ir man tai buvo, wow, 11 praktikų ir dar ryte, tai atrodo, čia visai dienai yra ką veikti. Tai va, tai tas mane sudomino, suintrigavo ir aš parašiau tau ir pakviečiau į live pokalbį. Tai va, šiandien už tai mes turim Romą kartu ir labai džiaugiuosi, kad galim apie tai pasikalbėti. Tai labas, Romai. Labas, Žanėta, labai malonu. Mane kalbins nuostabioji, žavingoji Žanėta, jos autorė Per kurk save, giduolė, Teta Healing, Reiki, Per kurk save akademijos įkūrėja. Ir visi klausimai ir atsakymai yra pas Žanėtą. Visi atsakymai yra pas Žanėtą. Jeigu kam kyla klausimų, tai tikrai jinai atsakys visus rūpimus klausimus. Super. Tikrai žinoma. Žiūriu namų darbą gerai paruošęs, pasiskaitęs, pasižiūrėjęs, pasidomėjęs, tai labai smagu iš tiesų. Ne viską paminėjau turbūt, bet... Nu, esmę didžiąją paminėjai, tik tai tiek, kad aš gal tokią korekciją įnešiu, kad visi atsakymai pas mane, aš mėgstu sakyti, kad visi atsakymai mumyse, tai ta prasme, kiekviename iš mūsų mums yra pats geriausias atsakymas, ar ne? Tai yra ne tai, ką Žaneta pasakys, ne tai, ką Romas šiandien mums pasakys, tai yra tik tai mūsų patirtis. Tai yra tai, kas buvo mūsų kelionėje ir mūsų tikslas yra tiesiog pasidalinti tuo ir padėti žmonėm, kurie galbūt užstrigę panašiose situacijose, kokiose teko užstrigti šiuo atveju ir Romui. Na ir kad rastume išėjimą iš to, nes Romas tikrai jį suradęs. Tai va vien dėl to man labai norisi tave dar pristatyti tokį, žinai, kaip eks buvusį huliganą. Kaip tu pats irgi, kai pradėjai savo istoriją, man čia pasakoti, sako, kiek čia man, žinai, kiek aš čia galiu pasakoti viską, žinau, gali. Ta prasme, mums tik tai svarbu, kad ne tiek, kad užsibūti tame, sakykime, kažkokiam ten praeities ar ne etape, mums labai svarbu yra parodyti galimybę, kaip iš to išeiti. Bet žinoma, visada atsispiriam nuo kažko, ką mes galime įvardinti galbūt dugnu, ar ne? Tai va, tai galbūt gali trumpai irgi papasakoti apie tą savo dugną, kaip tu ten jį įsivaizdavai, kas ten vyko tavo gyvenimą, kuris paskui jau keitėsi kardinaliai. Taip, mano gyvenimas pilnas labai tokių skaudžių įvykių. Aš praėjau, kaip sakant, ugnį ir vandenį. Iki šios dienos, kas esu šiandieną, tai teko nemažai patirti sunkių kančių, avarijos, žūtis, 2 avarijos, 3 žūtis, kuriuose aš nevairavau, bet dalyvau. Tai mane apsaugojo tikrai kažkas iš aukščiau, dievulis apsaugojo. Žodžiu, muštynės, chuliganizmai, teistumai, ten paros. Tai policijai, žodžiu, nereikėdavo man sakyti savo pavardės, vardo ir gimimo metų, jau žinodavo. Netgi iki tiek. Nu, ten už chuliganizmą pas mane viskas būdavo. Būdavo tokia teisėja, moteris neminės pavardės, tai jinai ir nebeklausdavo net pavardės ir sako, aš tavo pasako nesiklausysiu. Pakelia gal, pažiūri, 30 parų, 15, kiek ten leisdavo duoti, tiek ir duodavo. Nes nesiklausydavo mano net paaiškinimų, nes aš visą laiką nekaltas būdavo. Tai va, praėjau daug visokių tokių išbandymų ir skyrybos. Ir vieną dieną, kai grįžau į namus, turbūt iš parų, sėdėjau parų už chuliganizmą ir jau nieko neradau savo namuose. Nei žmonos, nei vaikų. O tada jau susimaščiau, ką dabar reiks daryti. Sėdėjau,
ten ant pievutės ir mąsčiau, ką dabar. Ir kaip, Ir tau, tai čia buvo tas jau lūžio momentas, kada tau iš tikrųjų susipurtė, kad nu negalima taip gyventi, tai yra absurdas, ar ne, taip švaistyti savo gyvenimą. Taip, nebebuvo antro varianto pasirinkti, liko liko du variantai, arba po žemę, arba į viršų. O tada būdavo trys, dar pas žmoną sugrįžti. Ir vis tiek ten viskas kažkaip per laiką susiladina, susitaikom ir vėl gyvenam ir taip tęsis, kur vieną dieną davedžiau ir radau šius namelius ir tada jau kažkokį turėjau priimti sprendimą. Arba visiškai geriau įvairiai po savaitę, ir trumpiau, ir ilgiau, įvairiai, kaip pasisekdavo taip, ir ten muštynės. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Iš tikrųjų, ganėtinai tokios nemalonios, sakykime, gyvenimo patirtis žmonėm ar ne, tau taip pat. Kiek metų atgal maždaug tai buvo? Kaip? Kiek metų atgal tai buvo? Prieš kiek metų? Aš jau alkoholio nevartoju gal 25 metus, tai ten 30-35, aš ilgai siautėjau, aš iki 33 metų dar geriau atsimenu tą Kristaus amžių, dar laiščiau su taurė pilna. Tai gal nuo 30 iki 35 metų tai aš siaučiau ten pilnu tempu. Gerai skamba, siaučiau. Šiaip iš tikrųjų, jeigu dabar čia yra mūsų žiūrinčių, nes matau, kad yra prisijungusių žmonių ir jums galbūt kyla kažkoks tai noras kuom tai pasidalinti arba paklausti, ar ne, nes galbūt pažįstate savo rate žmonių, kurie tame galbūt užstrigę ir galbūt ieško išeities. Tai kažkas, jeigu vas sudomins, parašykite, susisieksime ir pats Romas tikiu, kad galės padėti, bet pradžiai dar pasikalbėkime apie tai, kaip tu išėjai iš to ir paskui, aišku, perėsim prie to, kaip tu gali padėti žmonėms šiai dienai, ne? Ir kokiem žmonėms. Tai va, kaip tu išėjai, kas va, tu sėdėjai, sakai, ant tos pievelės, supratai, kad jau čia kaip ir daugiau nebenori, turėjai, kaip supratau, galimybės tris, kaip sakai, ar ne, arba į pragarą, arba į dangų, nu, arba į skaistyklą pa žmoną. Tai čia liko tik tai dvi ir nusprendėjai vis dėlto, kad pragarą nori išeiti iš viso to. Tai kaip tu ryžaisi, kas ištiesė galbūt pagalbos ranką, kas vyko tavo gyvenime tuo metu? Taip, dar paminėsiu, buvo dar viena avarija, tai mūsų šeima, tai žuvo sūnus 2 metų, man lūžo stuburas, ranka liko dešinė, tokia nepilnai veiksminga, nes tą ranką atjungiau už tas muštynės, kiek supratau, ten rankai nieko nebuvo, jokių pažeidimų, tai čia, kaip sako, karmos dėsnis suveikė ir jį paliko tokia ne visai įgali, nu nepilnai įveikia, funkcionuoja po tos avarijos. Ir tada, kai likau vienas, jau neradau žmonos, tai tada reikėjo rinktis, tada brolis padėjo, Jonas, sako, atvažiuok pas mane, išblaivysim, ten išvalysim organizmą ir kažkiek padėsiu. Tai taip ir padariau, nuvažiavau pas jį, ten paguldė ligonį, išvalė organizmą ir grįžau į namus, jis truputį remontą čia buvo pradėjo daryti jau. Ir paskolinau aš ten 100 litų, atsimenu, ir pradėjau tokį nelabai legalų verslą. Žiūriu, kad kažkas ten po truputį man pradėjo sektis. Kaip ir savų pinigėlių ir su alkoholiu nebegėriau, pradėjo sektis, pradėjau kažką ten dar daryti, paskui teisės išsilaikiau, mašiną staisiau, į turgus pradėjau važinėti, į Rygą, Taliną, taip toliau, taip žiūriu, kad visai čia viskas gerai. Ir paskui atsisakiau kavos, paskui televizijos atsisakiau, kad man kažkaip supratau, kad man ten nereikalingas tos žinios. O kas buvo, o kaip va tau atėjo iš vis minčių tokių, nu aš tikiu, kad jau kažkas buvo tavo, kaip sakant, rate iš tų žmonių, jau ką galim pavadinti šviesiais žmonėm, kurie rodė tau galimybės, kurie rodė tau kažkokias tarnė išeitis. Nu, nemanau, kad tau pačiam atėjo galva, vat, išjungti televizorių, ten nežinau, išmesti ar ką nors, ar ten kavos atsisakyti, nu kažkas vis tiek paskatino tai daryti. Ar kaip buvo? Man buvo toks tarpas labai sunkus, gal porą metų ar metus aš vaikščiau po savo kambarį didžiai ir galvoju, kaip čia kažkas čia reguliuoja, čia yra pinigų, čia nėra, jau baigės vėl kažkaip jo atsiranda, kažkas paduoda, aš supratau, kad kažkas reguliuoja iš viršaus. Ir aš galvoju,
jeigu aš nors kiek apčiuopčiau, kas yra už proto ribų, už mūsų proto, aš taip viską analizuočiau, taip stengčiausi, ten domėčiausi, nu aš suprantu, kad kažkas tai reguliuoja. Tai taip, tai geriau, tai blogiau. Ir jau nei pinigėlių nebuvo, nei tų moterų nebuvo, tuo tarpu paliko mane vieną ir taip įspraudė į kampą, kad aš ieškočiau atsakymų. Ir aš pradėjau ieškoti. Ir tada pirma knyga buvo Robin Harm, vienuolis, kuris perdavė Ferrari. Man labai patiko, mane užkabino ir aš pradėjau skaityti, oi. Ir paskui toks kaimynas atėjo, sako, Romai, gal nori jogą? Sakau, gal ir nieko būt. Ir ten vyko medelių sodinimai, nuvyko 2 medelius sodinti. Paskui pasakė, kada joga, aš ten nuėjau, kaip sakė, ne, šitas vyras ne čia pataikė, rankos kišeniai, per kaktą žiūriu, vertinu viską, skanuoju, vertintas specialistas atėjo, nu, iš tos praeities ten, iš tos serijos ten, kaip kad iš nusikalstamo. Nu, žodžiu, ne, galvoju, šitas vyras ne čia pataikė. Ir aš praėjau tą 5 dienų jogos kursą, mane taip pakėlėjo, taip viskas, mane viskas taip ten persirašė, tie Windowsai visi ten. Aš toks laimingas tapau. Ir aš nuo pat pirmos dienos pradėjau daryti tas praktikas, kuris mums išmokė per tas 5 dienas. Ir aš žiūriu, kad tas gyvenimas keičiasi labai gerai, viskas linksmesnis, žvalesnis, stipresnis. Ir vis tų praktikų daugiau. O tai tos, aš atsiprašau, terpios, nes labai įdomu, tu kalbėjai apie tas 11 praktikų, kurias tu darai ryte, tai 5 tos tebėra, kurias tu tada gavai pirmą kartą prieš tiek metų, ar čia jau kitos praktikos, kurias dabar darai? Jis atėjo tos praktikos per jogą, kurias išmokiau, tai tos ir išliko. Tai ten šiaip reiki pasidarau, tada guliant masažinių kilimėlio 45 minutės, tada stovėjimas ant vinių, tada savimasažas, tada maudynės eketėje, prūdė, tada mankštą, apie 70-80 pratimų į veiną, tada fizinį truputį krūvą, tada kvepavimas, šventraščių skaitimas, kreipimas į Dievą, angelus ir vaikščiojimas po 12-15 kilometrų. Vau! Nu jo, kada gyventi spėjai? Kaip? Kada gyventi spėjai, sakau. Spėjau viską, anksti keliuosi, viską suspėjau, kadangi tai duoda pakankamai gerą rezultatą, pranoksta visus lūkesčius. Ir tos praktikos ne iš karto, šiemet jų atsirado bent 3 naujos. Tai turbūt mane stebi, jeigu aš išlaikau, užsiminėjau stabiliai, vėl man paduoda. Tai atsirado ant vinių stovėjimų, tai neseniai, čia nuo rugsėjo 1 pradėjau tą praktiką užsiminėti. Stoviu po 12 iki 15 minučių, ilgiau nėra prasmės ten stovėti, užtenka. Taip ir einu šią nuostabių kelių. Nu jo, įdomu. O dabar tu čia paminėjai ir reiki, tai kaip tu iki to reiki prieėjai, nes pradžioje kalbėjai apie jogą. Jo, joga. Ir paskui atėjo, pirmą atėjo giluminis cirkuliacinis kvėpavimas, rebirthingas vadinamas, paskui kažkaip jaučiu, kad noriu dar kažką. Ir paskui pamačiau skelbimėlį, reikia mokytoją. Moku reiki, gavau 1 pakopą, paskui 2 ir paskui 3 meistro pakopą. Ir mane labai sužavėjo, aš save susitvarkiau, pas mane buvo ten ir sąnariai, su prostata, ir su nemigom, ir viskas susitvarkiau, aš darau rytą vakarę savo reiki, ir paskui žmonėm pradėjau daryti. Žiūriu, kad sėkmingai sekasi, žmonės sveiksta, gyja, nu, čia ne aš gydau, ten gydo Dievulis, aš čia tik tas kanalas, neprisiemu aš čia savo jokių didžiulių nuopelnų, aš tas kanalas, bet tas kanalas turėtų būti pakankamai švarus, kad transliuoti energiją pakankamai kokybišką, švarę. Tai stengiuosi. Jo, reikia čia tą energiją, galiu pasakyti, kad ir aš paragavau. Nu, ne tik turiu galvoje, kad pati esu reiki ir meistrė ir panašiai, bet turiu galvoje, kad iš Romų paragavau, nes irgi man darė per nuotolį. Tai va, tai tu dirbi, reiškia, ne tik tai vietoj ten, sakykime, ar ne, su žmonėm, bet ir per nuotolį dirbi su reikia.
Taip, dirbu ir per nuotolį ir dariau į Ameriką šiaip toliausiai, bet nėra skirtumo ar į Ameriką, keletą seansų į Norvegiją, į Angliją, nu tai čia Lietuvos mastu, tai čia daugam teko ir veikia veiksmingai. Taip, Viskas tas pats, ar gyvai, ar ir pačiai dariau, ar buvo kokių pojūčių, jų taika. taip, kadangi aš pakankamai jautri energijoms, tai nori, nenori, jau tikrai jaučiau. Ir iš tiesų, kas vyksta ar ne, ne tik, kad apvalomas, sakykime, energinis laukas, skaidrėja apskritai minčių, tas prieimimas ar ne, informacija, kaip sakant, protas rimsta, visi kiti dalykai, jau aš nekalbu apie fizinį lygmenį, nes tu čia kol kas minėjai apie fizinį ar ne. Tai va, tai čia yra tiek fiziniam, tiek emociniam lygmeniui, tiek mentaliniam lygmeniui, tai, na, nuostabus dalykai, kas dar reikia nenaudojate, tai yra tokia galimybė, kad ir su Romu susitarti ir išsibandyti, kas tai yra. O, aha, kažką norėjai dar pridurti? Galim per nuotolį, galim gyvai, tai čia kaip kam. O Kaip gyvai, kam. kaip tu sakai, tai kur tu pats primink, kokioj vietoj tu sakykime, gyvai galėtum pakviesti žmonės? Tai būtų Biržų rajone. Biržų rajone, tai va, tai kas kažkur biržuose ar netoli, tai galite tiesiogiai pas Romą atvažiuoti, o kas jau toliau, net ir užsienyje, o gal jau ir kosmose, neturi reikšmės šitai energijai. Jo, energija neklysta, pasiekia visus. Jo, jinai taip pat pasiekia visus. O žiūriu, čia turim komentarą, nuo Agnės sako, juokauja, sako, ką tik tiek praktikų, visai nedaug, paskui, nu geras, tikrai laiko gurų Romas. Tai va, tai čia gal gali irgi komentarą pasakyti, kaip tu su laiku suspėjai, nes iš tiesų labai daug girdžiu žmonių, neturiu kada net praktikai vienai kokiai nors, ką jau čia kalbėti apie daug, o tavo atveju 11, nu tai iš tikrųjų kosminiai skaičiai atrodo. Kaip tu visą tai suspėjai? Kaip tu tą laiką įvaldei? Gali pasakyti? Kažkaip įtelpu, pas mane viskas taip pakankamai yra sustiguota, sudėliota į stalčiukus. Kokios praktikos prasideda ir kokią baigiam. Ir tai yra skiriama tam tikro laiko, kad, pavyzdžiui, nu, reikia ilgesnė 45 minutės, bet keliuosi aš, nu, taip iki tarp 4-5, prieš 5. Tai reikia ten pasidarau, paskui tas ant vinių stovėjimo, tai ten 12 minučių, nu, asanų darimas ten apie 70 pratimų, ten užima daugiau, o kitos maudynės ten kvėpavimas 20 minučių, kažkaip nežinau, man ten viskas sekasi, svarbu daryti reikia, ir ištenka to laiko, šiaip aš nedirbu kažkokių darbų, man nereikia 8 valandą išvažiuoti kažkur tai į darbą, tai aš galiu sau leisti. Tai skaitimai, meditacijos vyksta, 3 kartus medituoju dieną. Žodžiu, man tai teikia džiaugsmo, malonumo, sveikatos, stiprybės, pasitikėjimo ir tikėjimo ir noriu kuo daugiau padėti žmonėms. Labai matosi iš to, ką tu daliniesi, ir čia garsu žiūrėjau, buvau užstingusi. Ir ta energija iš tavęs klindavo tokia šviesos energija, ar ne, ir kai paklausai, kad tokios buvo praeitį patirtis, nu kažkaip sunku patikėti, atrodo, nu kaip taip galima pasikeisti, va taip kardinaliai, absoliučiai, bet žinoma, kadangi tavo kelionė jau, na, ne mėnesiais ir net ne keliais metais skaičiuojama, daugybę metų ir dešimtmečiais jau skaičiuojama, tai faktas, kad, na, tai turi didžiulės įtakos, bet čia vėlgi, ar ne, dažnai irgi sutinku tokių žmonių, kurie sako, kaip sakiau, neturiu laiko tam ar ne, arba pabando ir paskui ten po kažkiek laiko numeta visą tai. Tai ką tu galėtum va tokiem patarti galbūt? Kaip tu, iš kur pas tave buvo va to ryžto nemesti ir iki šiol šitiek metų daryti diena iš dienos tai, ką tu užsibrėžiai? Ar čia buvo kažkoks prisižadėjimas kažkur kažkam? Ar kas, nu, ta prasme, kaip va tu radai tos motyvacijos nemesti? Nes tikiu, kad kilo minčių visokių. Laikas šiaip yra pavaldus mums, ne mes laiku pavaldomas. Tai aš laiką kontroliuoju, valdau jį ir kažkaip tai man visada atsiranda to laiko. Aš niekam neturiu laiko išskyrus save patį. Pirmoj vietoj aš esu aš, pirmą susitvarkau aš pats su savim ir tada aš einu į žmonės. Kol pas mane bus betvarkė, pas patį aš nieko negalėsiu padėti žmonėm. Mes galim pavesti žmonės tik tiek, kiek patys esam nuėję. Daugiau niekur mes nenuvesim. Tai aš investuoju, kiek galiu į save.
kad galėčiau ir kitiem parodyti tą kelią. Tik pats praėjęs tą kelią gali parodyti kitam žmogui. Tai man tai teikia daug džiaugsmo, stiprybės, tiek fizinės, tiek emocinės, tiek dvasinės stiprybės. Tai aš visada randu laiko tom praktikom, nes jaučiu didžiulius pokyčius. O šiaip 15 metais tokį daviau savo įžadą, tyliai, galim sakyti, kad be kritikos, be smerkimo ir be analizių. Nes kritika, smerkimas, jis niekur nenuveda. Pirma, kaip sakant, įsišluojam savo kiemą, tada einam pasaulio keisti. Mes dažniausiai pirmą einam pasaulį, versti kažką keisti, patys savo kiemą dar nesusitvarkę. Tai aš pirmą tvarkausi pats save. Tai čia viskas absoliučiai aišku, bet man taip ir neatsakei mano klausimą, iš kur pas tave va tos motyvacijos nemesti, nes šitiek metų aš tikiu, kad ne kartą buvo kilusi mintis, gal jau vis dėlto užbaigti, nebedaryti kažko tai ar ne, gal nesikelti taip anksti ar kažkokių tai ten tų praktikų atsisakyti, bent jau pamažinti, nu vis tiek, aš tikiu, kad protas jisai savo daro. Kaip, iš kur tu tos motyvacijos gavai nesustoti? Motyvacijos gavau nesustoti, todėl kad keitėsi mano gyvenimas kokybiškai. Nu, viskas keitėsi į gerą. Todėl tas buvo pagrindinis mano variklis. Žmonės pradėjo pastebėti, kad kažkoks truputį nebe toks. O nebuvo, žiūrėk, aš kadangi matai irgi protingų knygų esu prirašius. Žinau, kad ir tu turi kažkada ten įsigijęs, perpirk save, ar ne? Jo, tai ten aš irgi rašau apie tai, kad pas mus, kad persirašytų ta senoji programa, sakykime, ar ne, iš kažkokio, nuimkim, nedarimo kažko į darimą kažko, ar ne, nuimkim ten kaip pavyzdį, įprotis tiesiog mūsų, kad pasikeistų, mes praeinam tam tikrus etapus. Tai yra pirmas etapas, kada mums įdomu, nauja, va čia pabandysiu, išbandysiu, ar ne, čia kaip sakant, gerosios emocijos visos sukyla ir taip toliau, paskui dėja ateina etapas, kuris jau yra nuobodus, nebeįdomus, tai yra darbas, tai yra darimas, tai yra jau tas pats per tą patį, protas pradeda maištauti. Ir va šitame laikotarpyje žmonės labai dažnai pameta ir tiesiog viskas, palieka, ar ne, tai ką pradėjo, kažkaip, kaip sakoma, pradėjau ir nebetęsiu daugiau. O tai va, tai kaip tu perėjai per šitą laikotarpį, nes tikrai jis pas tave buvo. Tiesiog tai yra pas kiekvieną užprogramuota. Tai va, man labai įdomi šita vieta, kaip galima savo tą, kaip sakau, nulaužti tą programą, kuri sako, kad pasitrauk, palik, nebereikia tau ar dar kažkaip kitaip. Tai buvo tokių abejonių, bet tikrai nei vieno karto neprivedė iki tokio sprendimo, kad nedaryti kažkokių praktikų ar pakeisti kardinaliai. Aš žinojau tokį dalyką, jeigu aš sustosiu, bent 2-3 dienom, kažin ar aš besugrįšiu, nes protui labai patiktų. Ir vieną kartą aš specialiai nepadariau praktikų, aš labai jaučiausi nekaip. Tai specialiai pagulėjau iki 10 valandos ir taip, žinok, patiko protui, kad jis ant rytojaus ir po šiai dienai man dar taip pat primena. Ne, šiandien pagulėkim, bet aš tą praktiką vis tiek padariau po pietų, aš jaučiausi kaip per muštas. Ir arbatos gėriau stipresnės, tokios su kofeinu, žalios truputį, kad, išsklaidyti, sakau, gal pakels tą tonusą. Ne, niekas nepadėjo, po pietų padariau tą praktiką ir aš supratau, kad be tų praktikų nėra prasmės gyventi, nebus kokybės gyvenimo. Žodžiu, neleidi protui kištis. Reiškia, ne, protą aš valdau, taip pat kaip ir numaudytis. Aš neduodu protui, kad jis man sakytų, bus šalta. Aš neklausau jo, aš tiesiog einu ir maudos. Aš nemąstau, kad bus šalta. Nebūna šalta. Reikia protą valdyti. Jeigu nesvaldysim protą, bus pasiekmes tokios. Nelabai turbūt kokias. Jeigu kaip įdomu, žinok, jau aš sakau, noriu pas tavį į Biržus atvažiuoti pasižiūrėti, kaip sakant, tiesiai savo akim, ne tik tai tavo kalbėjimus, bet realiai pamatyti, kaip tai vyksta, nes, iš tikrųjų, kas su manim? kas tai Biržus važiuojam? Va ir Agnes sako, va, kai sustoji, tai viskas vėl nuo nulio. Jo, iš tiesų, viskas nuo nulio, galbūt ne visai, tarpsme, jau atmintyje vis tiek išlieka mūsų ląstelės, ar ne, ta atmintis, kaip buvo.
ir kaip ta kita galimybė, sakykime, darant arba nedarant, tai lengviau vis dėlto yra sugrįžti, negu pradėti nuo nulio, bet vis tiek protas, kaip sakai, vieną kartą leidai jam suklysti ar ne, arba įkalbėti tave ir jau jisai duoda vis signalus, primena, ar ne? Tai čia Ir dabar. labai... Mhm. Kažką Ne, nutraukti. Ne? prašau. Nieko nenorėjau. Tai va, tai žodžiu, rezume toks tai, kad neleidžiam protui mums vadovauti, mes valdom protą, ar ne, ir kaip tu sakai, net jeigu yra šalta, protas sako, nu tikrai šalta, čia žiema, gyvėjai, ten kažkas vyksta, ar ne, tokia nemalonaus kūnai. Bet vis tiek tu sugebi savo kažkaip tai pasakyti tam protui, kad, nu, kaip nešalta, ar kaip, nu, gali čia trumpai irgi kaip, nes aš nesu to darius eketėj, nesimaudžiau nei kart, nors žinau, kad galbūt net ir čia stebintys, ar jūs maudėtės kada nors eketėj, vat, parašykit, labai įdomu, žiemos metu arba kai šalta. Mhm. Kaip einu, aš ir nemastau tiesiog, kad ten bus šalta, aš tiesiog einu ir darau, einu, įlendu, nusimaudau ir aš tiesiog neleidžiu protui, kad jis man kažką ten sektų tas pasakėlės gražius, kad šiandien neik, šiandien šalta, visą laiką žiemą būna šalčiau, šilčiau, šiandien šilčiau, šiandien tai visai kaip vasara. Šiaip, nežinau, neleidžiu aš protui kištis, aš jį kontroliuoju. Jeigu nesukontroliuosim protą, jisai prives prie tam tikrų pasiekmių, kad nenueitum ten. Jis linkęs saugoti energiją, kad nereikėtų tausoti energijos, geriau pagulėti lovoje ar dar kažką. Televizorių pažiūrėti, kurio aš neturiu jau gal 13-14 metų. Televizijos ir radijo nesiklausau ten tų visų dvasingumo kelių, kur galim papildyti kažką. Nu jo, čia aišku, ten yra, kaip sakant, informacijos pumpavimas viena kryptim, tai paskui negirdim tikrosios informacijos, kurie ateina tiesiogiai per mūsų kanalą. Tai čia jau kiti dalykai. Ir aš žinau, kad turi pirtelę, ar ne? Tai tu tenai dar ir pirtininkas. Pirtelė, taip, žinai, einu 2 kartus į savaitę, taip 3 valandas būnu, nes pirtis pašalina daug visokių nereikalingų mums medžiagų, toksinų, šlakų susikaupusi, psichosomatika prabalo. Aišku, be eketės ten, jeigu yra ledas, tai į eketėlę, jeigu vasara, tai taip šokam, prie pat pirtelis yra prūdas ten keletą metrų, tik tai per leptelį šok. Tai labai smagios procedūros, labai gerai jaučiasi tai pirteliai, kas atvyksta. Tai ten žmonės irgi kvieti ir gidoliauja ir su pirtelėmis, ar čia, ar ne, ar čia tik tai, kaip sakant, išskirtiniam? Čia, galim sakyti, išskirtiniam, ten aišku, be jokio alkoholio, ten negali būti nei kalbos apie kažkokią alaus atsigerimą, ar keiksmažodžiai kažkokie, ar ten diskusijos, kažkokios karo temos. Ne ta vieta, kur būtų galim diskutuoti ir ten tą neigiamą energiją kurti, stiprinti. Žodžiu, savo erdvę prižiūri ir tai pakankamai sakraliai, kaip aš suprantu. Reikia išvalau kiekvieną dieną, rytą. Iškrauna akmenys, prūdą, sako, kad šitas vanduo pas tave rūmai toks truputį kitoks. Ta pirtelė ten tikrai yra paprasta visai, ten yra ten kažkokio komforto, bet kas pabandė, sako, kažkas čia yra. Labai gerai jaučiasi žmonės tiesiog. Ten, kas supranta apie tos dalykus, tai pasakau, kad reikia išvalau kiekvieną rytą. Kai darau savo, tai pirtelė, vandenį, ten motina žemėlė, visata ir toliau. Gražu klausyti tavęs iš tikrųjų. Klausyk, o kokius žmonės tu pas save kvieti, sakykime, ar ne? Kas turėtų būti žmogui, kuriam tu galėtum sakyti, gerai, aš tau galiu padėti. Tai kas tai per žmonės yra? Kokie, tarkim, ar kreipiasi, ar tą savo ratą jų žmonių turi kažkokių konkrečių, kuriems tu padedi kaip duolis? Kurie kreipiasi pas mane? Kreipiasi šiaip, kas liečia su gydymu, tai daugiausia kreipiasi pagal... Kiek aš pamenu, tai su depresijom, nemigom. Čia kas liečia gydymą. Paskui, ten sąnariais, stuburas, kraujo spaudimas, širdies permušimai, inkstai, kepenys. Bet aš šiaip gydau visą kūną pirmą valau. Nėra detalėm, kad būtų galima gydyti vieną širdį. Gydys, jeigu širdį reikia ir kepenys, ir inkstai. Ten kiti dalykai visai. Ta širdutė galbūt streikuoja visai dėl kitų dalykų. To šiaip tai kas liečia dėl alkoholio yra nemažai žmonių, kuriems padėjau, sunku beskaičiuoti, gal virš 40.
nu, kas turi problemų su alkoholiu. Yra tokie daug žmonių, tokių žmonų, ar ten mamos paskambina padaryk, kad mano sūnus negertų. Nu, nėra tokių galimybių, ką paimti, padaryti, perbraukti su ranka kažką ten užvaražinti ir kad jis negertų. Tiesiog reikia, nu, su rumorom nedarau aš tokių dalykų. Tiesiog reikia kalbėti, diskutuoti, kodėl jis geria, kodėl gal nėra dėmesio, meilės, jam trūkumas. Kažkas tai yra problema. Nėra meilės pagrindė. Žmonės, kurie žudo, naikina save. Kadangi aš visą tai praėjau, tai puikiai suprantu, tai kažkaip randame tą bendrą pokalbį. Tai va, su tokim, taip daugiausiai jo su nemigom depresijom dėl gydymo. Aišku. Kas liečia gydymą. Aha, nu va, tai dabar bent jau žinosim ir kas turite, kaip sakant, ar pažįstamų, ar patys nuo to kenčiate, tai Romas būtent yra tas žmogus, kuris gali puikiausiai tai padėti ir jau patirties nemažai turintis, jo labiau, kad savo asmeninės patirties taip pat labai daug, kas yra, aišku, kaip visą laiką. Mes geriausiai galim padėti tiems, na, kurių kelią jau mes praėję, ar ne? Ir tokiu būdu mes esam ta ištiesta ranka, tiesiog natūraliai, ne kažkur tai iš knygų pasiskaitę, o per savo patirtis visą tai patyrę ir gavę, ar ne? Ir galim už tai geriausiai padėti. Nu smagu, ar dar yra kažkas, kuo tu dar gali čia mums pasigirti, ar jau galim užbaiginėti pokalbį? Šiaip girti nesu iš tų žmonių, kuris mėgtų girtis. Tiesiog darau tą, ką šiai dienai atrodo kas geriausia. Investuoju į save, kad galėčiau padėti kuo daugiau žmonėm. Nes, kaip jau minėjau, pirmą susitvarkau pats, tada galiu padėti žmonėm. Ir tą reikia energija švaresnė, stipresnė, kai dirbu su savim, valausi. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, ten valgo mėsą, ten ar išgeria alkoholį, ar parūko, nu tai žinai, kaip pačiai atrodo, ką tas žmogus galėtų ištransliuoti, kokią gydančią energiją. Manau, nelabai ką, aš tai nesuprasčiau tokio gydymo. Tai todėl aš ir dirbu su savim, ne su kitais. Aš nieko nenoriu išoriai pakeisti, aš tik noriu save pakeisti. Keist, dirb dar su savim. Išoriai tegu keičia Dievas. Yra ten, kas keičiasi, kas rūpinasi. Ta išorė, mums reikia keisti save. Ir išorė pati pasikeis savaime. Keiskime patys ir pasaulis pats pasikeis. Tai aš su tokia intencija einu per gyvenimą ir man tai teikia džiaugsmo ir sveikatos, ir ramybės, ir pilnatvės. Ir tikrai matyti iš tavęs, nes jau ne vieną kartą bendravome ir kas kart visą laiką su šypsena, visą laiką laimingas, patenkintas, viskas jam yra gerai ir puiku ir žodžiu, iš tiesų jaučiasi ta, na, sakykime, graži šviesos energija einanti iš tavęs. Tai labai malonu. Ir labai džiugu, kad sutikai čia pas mus taip pat pabendrauti, tik tai dar žmonėm, kurie norėtų kreiptis į tave dėl tam tikrų savo asmeninių arba, kaip sakau, savo pažįstamų kažkokių tai turi, kuriems mato jau, kad tu galėtum padėti. Tai kur tave surasti? Pasakyk dar. Facebooką? Facebook'e, jo. Aš Romas. Aš Romas. Taip, fotkinęs su jogos mokytoju, tai su barzda ir su baltu apdaru. Ir aš šalia stoviu. Tai tokių nuotraukų turbūt nebus tokių, bet aš Romas išmeta ir daugiau. Tokių, bet su tokia foto, o kam reikės, galim ir telefono numerį, ar tau parašyti, ar čia galime. Jo, galbūt mes čia dabar telefonų neviešinsime, bet jeigu jau kartais nerastume Romo per Facebooką, nes maža ką būna visokių čia su to Facebooko atveju, ar ne, tai galbūt tada rasite mane kažkur, kažkokioje grupėje ar mano asmeniniam profilyje, tai drąsiai tada galite parašyti, mielai duosiu kontaktus ir galėsite bendrauti toliau. Susisieksim ir padarysim, ką galim padaryti geriausia. Nu, visiems padėsiu turbūt ir visiems kitiem, kuriem bus reikalinga. Tikrai tikiu ir žinau, kad tikrai labai daug gali, nes truputėlį mes čia su Romu dar prasidirbam kitokiais planais, tai vau, iš tiesų labai daug nusimato jo kelionėje ir mano kelionėje beje to pačiu. Tai labai džiugu, kad, kaip sakom, radom bendrą kalbą ir ryšį tam tikrą, kuriuo galime padėti žmonėm labai daug ir labai, na, iš tikrųjų išgiliai. Tai gerai. Laukiam dideli darbai.
Jo, laukia didžiuliai ir nuostabus darbai. Tai dėkui Romui, dėkui visiems, kurie mūsų klausėte, kas pradžios negirdėjote, pasižiūrėkite, tikrai labai įdomi ir tokia, sakyčiau, net pikantiška pradžia ir pabaiga iki jau tokių labai stiprių ir rimtų darbų. Na, o kam reikės susirasti konkrečiai, tai sakėm, arba aš Romas Facebook'e, arba tiesiog parašykite man ir duosim visus kontaktus. Ačiū visiems, ačiū Romai tau. Tau labai už tokį išsamų pristatymą. Taip, mane kalbino nuostabioji Žaneta, knygos autorė, per Kurk save ir akademijos įkūrėja. Ačiū labai, Žaneta. Ačiū tau ir iki. Iki, sudie. Sudie visiems.